Tu nueini pas marketingistus ir sakai, dabar artėja ten Black Friday arba pardavimų kritimas ir dėl to darom kažką su kaina, ar marketingistai ateina pas save ir sako, dabar artėja Black Friday ir darom kažką su kaina, nes konkurentai daro kažką su kaina. Ir tu tada turi atsidaryti ten didžiulius Excelius su visais makrosais ir ten suskaičiuoti, va, jeigu darysim taip, tai bus taip. Tai iš esmės dažniausiai abipusis, abipusiai, kaip čia, sinergija abipusė ir kuris pirmas pastebėjo, kad jau krenta arba kažkokie ženklai yra. Jeigu aš tuo metu buvau kažkur kitur susifokusavęs, tai tie patys marketingistai gali ateiti ir sakyti, žiūrėk, arba labai greitai pastebi pagrindinės metrikas, tai vadovai, nes jie atsakingi už pagrindinės metrikas, jeigu tu ten kažkur giliau nueini ir galvoji, kaip čia kažką sukurti, ar suskaičiuoti atskirą kainodarą, nežinau, Europai ar ten Lietuvai, tai jie žiūri pasauliniu mastu ar kažką ir sako, žiūrėk, kol tu čia su Lietuva užsiemi, man viskas nukrito. Tai tu su Lietuva, net ir jeigu sukursi ir sukses padidinsi pardavimus dvigubai Lietuvoje, man vis tiek net atidirbsiu to, kas nukrito per pasaulį.